Na tai sveiki visi atvykę į mano naująjį video vlogmą. Tai šiandien pradėsiu filmuoti vlogmus. Tai iš tikrųjų labai laukiau šito etapo, kada pradėsiu filmuoti vlogmus. Ir šiaip turiu gan nemažai idėjų, ką filmuoti, bet nieko nesirašiau, tai galbūt tiesiog gausis toks ekspromtinis vlogmas, gal kad kas savaitę susiplanuosiu, ką maždaug filmuot. Ir taip jums kelsiu ir stengsiuos kuo dažniau, nes mačiau, kad praeitais metais jums labai patiko. Tai kaip matote, esu truputėlį vėl pasikeitusi, tai realiai šito šukuosenos norėjau jau senai išbandyti tuos kirpčiukus, tai šiaip iš tikrųjų susilaukiu labai daug gražių komentarų, kad man labai tinka. Šitos dienos vlogme tiesiog noriu su jumis jaukiai, nuoširdžiai pasišnekėti. Taip pat mano vlogmuose kiekvieną dieną matysite mano nuostabųjį kalendorių, kurį papuosiu kiekvieną dieną. Tai iš tikrųjų šiais metais biški sėd dėl to, kad visų pirma, čia yra viskas parodyta, kas bus, o visų antra, žiauriai daug tiktokų mačiau, kas bus, tai dėl to ir jį pasirinkau, nes kaip ir buvau minėjusi, kad Revolution firmos kosmetika man labai patinka ir kad tai bus mano paskutinis kosmetikos kalendorius tikriausiai, nes turiu tikrai pakankamai ir iš čia išpakavus jau turėsiu, manau, savo pilną bagažą kosmetikos. Tai manau, nieko nelaukiant ir atidarome pirmą dieniukę. Tai žodžiu, jis išsitraukia taip. Aha, atvirkščiai. Ir yra aišku. Aha, viskas iškrito. Ok, dublis number 2. Tai žodžiu, nežinau, kaip man čia reiks visą laiką atidarinėt. Bet pirma dieniukė yra tokioj, dėžutėj, šiaip žiauriai gan didelės dėžutės. Taip tai iš tikrųjų galėčiau užpakuoti gražiai, nes kažką galėčiau kažkam supakuoti. O. Kaip matote, bus tokiuose maišeliuose. Žodžiu, yra toks blizgis. Ir žiauriai skaniai kvepia. Eina savo. Žiauriai skaniai kvepia. Pirma dieniukė, aš iš tikrųjų negaliu patikėti, kad taip greitai atėjo gruodis, bet man kažkaip visais metais gruodis yra kažkoks kitoks, kad atrodo jau man prasideda naujieji metai. Nežinau kodėl, bet aš visą laiką kažkaip prieš gruodžio 1 kažką tai naujo pasidarau. Tai kaip ir dabar, pavyzdžiui, sugalvojau, kad noriu pasikeisti. Tai jo, o dar vieną turiu jums tokią naujieną, kur tikriausiai jau netikriausiai, o dauguma manęs klausinėjo, įtarė ir panašiai. Tai kas manęs nesekate Instagrame, tai tikriausiai dar nežinote, kad aš būsiu mamytė. Tai šiuo metu laukiuosi. Tai labai norėjau pasakyti pirmoj dienoj vlogmo, kad tiesiog savęs nebevaržyt. Aš ta prasme ir taip nevaržiau, aš rodžiausi ir viską ir labai daug kas iš to suprato. Tai vakar įkėliau postą, nes nusprendžiau, kad aš jau noriu pasisakyti. Tai trumpai ir aiškiai, kaip ir dauguma žinot, kad esu išsiskyrusi. Tai esmė yra tame, kad būsiu tiesiog vieniša mama. Tai viskas su tuo yra gerai. O šiaip kuriu turinį Contribui. Tai kas dar nematėte, būtent ten aš noriu kelti viską, kas susijęs su nėštumu, tai ir visokie patarimai, visokios naujienos ir panašiai. Tai jeigu tau yra įdomus šis turinys, tai aš palieku tau savo Contribui, o šiaip viską rasi aprašyme, tai gali nueiti, pasižiūrėti,
visus aprašymus ir panašiai, tai čia vis tiek labiau yra skirta panelė, manau, kurios laukiasi, moterim, kurios jau gal susilaukė ir tiesiog įdomus yra visas tas gyvenimas ir visa ta pradžia. Šiaip viskas yra gerai. Esu laiminga, džiaugiuosi pradėjusi naują mėnesį. Labai faina, nes šiaip susilaukiau žiauriai daug sveikinimų. Tai aš sėdžiu ir galvoju, aš jaučiu daugiau sveikinimų susilaukiau nei per gimtadienį. Tai man čia toks šokiukas buvo, bet tiesiog vakar pasidariau fotosesiją ir vakar sugalvojau kelt. Ir nesigailiu, viskas yra gerai. Ir tiesiog, prasidės mano naujas gyvenimo etapas. Tai jeigu taip kalbant apie ateitį, tai dar nesiplanavau tikslų kitais metais, bet yra šiokių tokių, tai šiaip manau, kad tiesiog kiti metai bus mano metai, nauja tokia pradžia, naujas gyvenimas prasidės ir nuo kitų metų nebebūsiu viena visą laiką ir visą gyvenimą mane lydės lėliukas, vaikiukas mano ir tiesiog žiauriai faina, žiauriai geras jausmas, tokios naujienos, tokie pasikeitimai pas mane. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, bus truputėlį ir haulų šitame vlogme ir stengsiuos gaminti ką nors, nes turiu ir formelių prisipirkusi sausainiukam, pyragiukam, tai tikrai manau sugalvosiu kažką įdomaus jums parodyti. Na, o jeigu nesiseks man kelti kiekvieną dieną, tai darysiu taip kaip praeitais metais, tai iš 2 dienų ar iš 3 dienų. Tai kol kas planuoju, kad darbo dienomis aš noriu kelti kiekvieną dieną, o savaitgaliais kelti iš viso savaitgalį, bet aš nežinau, kaip bus, nes kaip praeitais metais buvau susigalvojus viską, susiplanavus visą savo vlogmo sąrašą, žinokit, pusę nepadariau. Prasideda labai jaukus laikotarpis, labai gražus laikotarpis, tai tikiuosi bus ir to sniego, kad tą vaibą labiau pajusti kalėdinį, prasidės miestuose, jau yra prasidėję eglutės, lemputės ir viskas šviečia aplinkui, viskas gražu. Tai man tas gruodis yra labai fainas mėnuo, nes tai yra tas kalėdinis laikotarpis, o aš kalėdas labai dievinu, tai labai faina, nes šiais metais ir su draugėm keisiuos dovanėlėm, tai jau šiais metais tikrai pajusiu tą kalėdinę dvasią, tai planuoju ir eglutę pasipuošti po 2 metų laiko ar po 3, net nežinau. Tai tokios naujienos, tokie reikalai ir ką. Ir neužsitempsiu aš čia ilgiausiai, tiesiog norėjau viską pasakyti, viską jums pranešti, kad nebebūtų nereikalingų klausimų, aišku, jų bus ir komentuos visi nesąmonės, tai sorry, bet į netinkamus komentarus aš tikrai neatsakysiu, arba būsit tiesiog ištrintas arba užblokuotas, tai žodžiu, kiek aš norėsiu, tiek jums čia visko sakysiu ir tiek rodysiu, o jeigu, kaip ir minėjau, norite daugiau kažką sužinoti ir pamatyti, kaip viskas vyks, tai galite mane pasubscribinti mano Contribui. Tai ačiū dar kartelį, kad buvot, linkiu jums jaukaus gruodžio, šilto ir kad jūs suptų aplinkui mylintys žmonės ir tas laikotarpis yra toks šeimos gal metas, bet jo, manau, kad labai greitai praeis, nes ir šiaip laikas labai greitai eina, tai tiesiog. Nepamiršk manęs pasiekti Instagram ir TikTok'e, nepamiršk paspausti subscribe mygtuko, jei esi naujokas mano kanale. Ir ačiū labai, kad buvai šiandien čia su manimi ir susitinkame kitą dieną. Mua.